žuvis atsirado priemiesčio tvenkinyje, pasakoja Violeta Juzonytė. Neregėta žuvis ant kukurūzo grūdelių užkibo žvejų Molainių kaimo tvenkinyje. Esą ten įprastai kimba karosai. 1,5 kilogramo sveriančią žuvį žvejys pabijojo kepti ir pasikvietė draugą. Šis atvyko su enciklopedija ir nustatė, kad tai Pietų Amerikoje gyvenanti juodapelekė piranija. Gali būti, kad buvo kažkam atsibodusi laikyti akvariume ir buvo paleista į laisvę, sąlyginę laisvę, bet akvariumo laikytojas turėjo taip pat turėti labai didelį akvariumą. Laimikį apžiūrėję mokslininkai patvirtino, tai iš tikrųjų žolėdė piranija. Ji nepavojinga nei žmonėms, nei kitoms žuvims. Specialistai spėja, kad žuvis į tvenkinį įleista vos prieš kelias dienas. Sąlygų gyventi tvenkiniuose joms nėra, nes tiesiog per šaltas vanduo, atšiaurus pakankamai klimatas ir išgyventi žiemos sąlygom piranijom Lietuvoje nėra galimybių. Paleisti į telkinius Lietuvos gamtai svetimą žuvis įstatymai draudžia. Piranija išleidusiam savininkui gresia kelių šimtų litų bauda. Panevėžio aplinkosaugininkams paliekama spręsti, ar to savininko ieškoti. Violeta Juzonytė, Stara Moškaitė, Elminas Mikalauskas, LNK žinios. Toliau Rasa Jakilaitienė su verslo naujienomis. Ačiū ir malonaus vakaro.